Sveiki visi, kaip sekasi? Mes esame 5 7 dienų maldos kampanijos dieną. Kad Dievas tau suteiktų pergalę. Ir šiandien vėl esu čia su Štai tavimi. taip. Tik šį kartą jį pasidaly žinia tau, Kuris laukia viešpaties ir taip ilgai ieškai stebuklo bei atvirų durų. Ir aš tikiu, kad Dievas jau daro Jis čia jau didelius veikia. dalykus, broliai, šiomis dienomis. Tai buvo palaima ir mums. Nes kai dalijame žodžiu, mes taip pat maitinamės tą dvasinę duoną, ar ne? Tai tiesa, šlovė Dievui. Taigi tikiu, kad jei esate čia su mumis šioje kampanijoje, tai todėl, kad siekite pergalės, ar ne? Jūs trokštate stebuklo, kažko, už ką jau tiek laiko meldžiatės, bet galbūt tai dar neįvyko. Ir būtent tai šiandien noriu su jumis pasidalyti. Mozė, nežinome jo istoriją, kai jis buvo dykumoje su tauta, kiek ilgai, ar ne, kiek jis praleido dykumoje, ir Dievas vedė Mozę, kol jis ten buvo. Taigi noriu jums perskaityti ištrauką iš Skaičių knygos 9 skyriaus 8 eilutę. Pažiūrėkite, ką jis sako. Mozė jam atsakė: palaukite, kol sužinosiu, ką viešpats įsako dėl jūsų. Mozė nesiklausė savo paties nuomonės. Jis laukė viešpatės balso. Jis laukė, kad suprastų, ko Dievas nori, kad jis padarytų. Ir savo gyvenime mes taip pat turime to išmokti. Nes dažnai norime daryti pagal savo valią, tiesa, brangioji. Norime būti vedami savo laiko. Esame šioje skubančioje kartoje, kuri visko nori čia ir dabar. O Dievo laikas nėra toks. Dievo laikas skiriasi nuo mūsų. Taigi, kartais tu sieki šios pergalės, o ji dar neatėjo, nes dar neatėjo jos laikas. Pažiūrėkime, kas parašyta čia, Skaičių 9 skyriuje, 18 ir 19 eilutėse. Noriu perskaityti 18 ir 19. Noriu perskaityti jums. Pagal viešpaties įsakymą Izraelitai keliaudavo, o pagal viešpaties įsakymą sustodavo stovyklauti. Kol debesis buvo virš padangtės, jie likdavo stovykloje. Kai debesis būdavo virš padangtės, jei ilgai užsibūdavo, Izraelitai vykdydavo savo pareigas viešpačiui ir neišvykdavo. Pažiūrėkite. Taigi, jie buvo vedami Dievo debesies. Taigi, mes turime išmokti, ar ne brangioji, būti vedami viešpaties debesies. Aš tikiu, kad dar yra laiko. Reikia laukti. Yra laikas, kuris nėra skirtas veikti, nėra skirtas judėti. Tai laikas, kai turi likti ten, kur esi, kol Dievas duos kryptį. Kol jis parodys kitą žingsnį, tiesa? Dievas neduoda viso projekto iš karto. Jis atskleidžia viską po truputį, po vieną žingsnį, kad mūsų tikėjimas būtų išbandytas, kad galėtume pasitikėti ir ilsėtis žeme. Amen. Mūsų gyvenimas taip pat buvo toks, mano meilė. Kiek kartų, tiesa? Liko sustojusi, kad debesis nejuda. Amen. Taip, dažnai mes žiūrime į kitų gyvenimus ir galvojame: oho, viskas buvo taip lengva, ar ne? Viskas buvo ramu, viskas pavyko. Broliai, mes išgyvename laukimo laiką, kuris atrodė niekada nesibaigiantis. Tai buvo neįtikėtina. Aš jau keletą kartų čia pasakojau savo liudijimą, kad aš 7 metus pamokslavau savo bažnyčios jaunimui ir atrodė, kad niekas nenorėjo ateiti manęs klausytis. Įdomu, ar ne? Nes dažnai tai, kas mums šiandien atrodo sunkiausia, tai, kas atrodo labiausiai užstrigę, iš tikrųjų yra būtent tai, ką Dievas nori padaryti. Atratăm, ne, į nas. Nes aš galvojau, kad tai niekada nepajudės iš vietos. Įspūdinga. Baigęs pamokslauti norėdavau padėti mikrofoną ir daugiau niekada niekam nebesakyti pamokslo, nes labai gėdėjausi. Niekas nenorėjo manęs klausytis. Kartais ateidavo 3 jaunuoliai, 5, kartais 10, kartais niekas neteidavo. Kartais ten būdavo tik tai jis. taigi apibendrinant, nėra lengva, broliai. Tas laukimo laikas, oho, kaip sunku. Beje, šioje ištraukoje taip pat sakoma, kad kartais debesis išbūdavo nuo popietės iki kitos dienos ankstyvo ryto. Toliau. Ir kartais jį išbūdavo mėnesius ar net metus. Taip. Broliai, šiandien mes žinome, mes žiūrime į dangų ir matome, kaip debesis juda. Ar ne? Bet tas konkretus debesis, kuris saugojo žmonės nuo karščio, ar ne, nuo saulės, kuri kepino dykumoje, tas debesis pavėdavo vietoje. Įsivaizduokite, kiekvieną dieną tas pats debesis toje pačioje vietoje. Taip pat yra ir gyvenimas su Dievu. Ir mums reikia žinoti tikslų laiką. Mes nesuprantame visų dalykų. Kodėl Dievas taip ilgai delsia? Kodėl užtrunka? Prisiminkite, kai Marta ir Marija nusiuntė kažką skubiai pranešti Jėzui apie ją, jų brolis Sirva. Taip, Jėzus žmonių akimis vėlavo. Kai jis atvyko, jis jau buvo miręs 4 dienas. Ir tada Marta tuo metu pasakė: Viešpatie, jei tu būtum čia buvęs, mūsų brolis nebūtų miręs. Bet Jėzus pasakė: Marta, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ir jei tu tikėsi, nors ir mirsi, gyvensi. Taigi, Broliai, Jėzus žino tikslų laiką, kada viskas turi įvykti.
Nėra tokio dalyko kaip dabar jau per vėlu. Dievo laikas Ir tai įdomu. yra tobulas. Mes norime praleisti etapus, mes norime viską paspartinti. Bet vėliau mes visada suprantame, tiesa, kad tai buvo geriausia. Nes Dievas, laukimo metu, Dievas dirba mumise. Jis mus moko, ruošia. Kiek daug pavyzdžių matome Biblijoje, tiesa? Dovydas yra to pavyzdys. Dievas davė jam žodį, pažadą. Bet pažadas išsipildė tik po daugelio metų. Tačiau tas procesas, kol pažadas išsipildė, taip pat buvo svarbus. Reikia pereiti per procesą. Mes taip pat turime išgyventi laukimo laiką, ar ne, brangioji? Taip, taip. Ir dar viena įdomi detalė, kurią Marta, ji pasakė, viešpatie, jei tu būtum čia, arba kitaip tariant, jei tavo buvimas būtų su mumis, jei viešpats būtų čia, nieko iš to nebūtų įvykę. Ta pati Marta prieš kurį laiką, kai Jėzus buvo jos namuose, nesirūpino jo buvimu. Kaip turėjo, ji tiesiog rūpinosi namais, buvo labai susirūpinusi, ar ne taip? Ir tada Jėzus atkreipė jos dėmesį. Marta, Marta, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugybės dalykų, tačiau svarbiausia yra būti prie mano kojų. O tavo sesuo Marija tai ir daro, ji pasirinko gerąją dalį. Taigi, kad žinai, yra žmonių, kurie turi pereiti ilgą sunkų laikotarpį, sudėtingą laikotarpį, kad žmogus suprastų Jėzaus buvimo svarbą. Bet tau nereikia to patirti, pripažinti dabar. Kol mes esame čia, šioje kampanijoje, aš tikiu, kad Dievas jau pradėjo dirbti tavo širdyje. mes jau einame link pabaigos, tiesa? Dar liko 6 ir 7 dienos. Bet aš tikiu, kad Dievas šiandien jau gali tave paliesti. Amen. Amen. Jei debesis stovi vietoje, nieko Nedaryk nedaryk. nieko. Tai yra žinia, kurią jautėme turi jums perduoti, tiesa? Nes dažnai mes norime pergalės, ar ne? Mes nekantraujame, kad pergalė ateitų, kad ji įvyktų. Bet Viešpats sako, sūnau, dar ne laikas, palauk, palauk, aš duosiu tau pergalę. Aš esu pergalės Dievas, aš noriu tave palaiminti, aš noriu, kad tavo gyvenimas klestėtų, aš noriu išlieti jums stebuklų gausą. Tik tu turi laukti Viešpaties laiko, kuris visada yra geriausias Amen. laikas. Prisiminiau, kad dabar, kai buvau vienišas, ar ne, aš dažnai kalbu apie tą laiką, kai buvau vienišas ir Dievas man davė teisę. Ir aš net klausdavau, ar ne, žmonių, kurie jau buvo susituokę. Arba mano draugų, ar ne, kurie buvo susituokę. Jie gerai pasirinko, dedė Dievo moterį. Ir aš jų klausdavau, žmogau, kaip tu supratai, kad tai buvo Dievo tau skirtas žmogus? Ir jie visi sakydavo tą patį. Žiūrėk, kai tai ateina, tu tiesiog žinai, jauti kitokią ramybę, jauti kažką. Tarsi patvirtinimas, supranti? Ir tada galėjau įsitikinti, kad tikrai taip ir yra. Tai tarsi būtų taip. Tai akimirka, kai supranti, kad laukimo laikas baigėsi. Tai tada, kai pradedi matyti ženklus, kad kažkas naujo artėja. Pirmiausia, Dievas įdeda šį jausmą į tavo širdį. Mes jau daug kartų tai patyrėme, tiesa brangioji. Mes tai jaučiame. Atrodo, kad kažkas naujo tuo įvyks, kažkas naujo gimsta. Ir aš tikiu, kad čia, kol mes esame, tai jau Dievas vyksta. jau kūrė jumise, tikrai. Taip, aleliuja. Taigi, jūs jau pradedate jausti tuos sąrėmius. Ateičiai. Ir prisiminkite, kad nėšiosios sąrėmiai yra skausmingi. Jie skauda. Bet taip yra todėl, kad tuo gims nauja gyvybė. Kažkas naujo tuo atsiras mūsų Aleliuja. gyvenimuose. Aleliuja. Būkime Amen, vedami broliai. Viešpaties, Taigi nenusiminkime. ar ne? Palaukime, kaip Mozė sakė. Palaukime, ką Viešpats mums lieps daryti, kad Amen. galėtume augti. Viešpatie, jis tau duos atsakymą. Jis tau parodys kitą žingsnį. Šlovė Dievui. Taigi dabar mes pasimelsime, taip, ir vėliau aš paliksiu nuorodą čia pačioje prisektą, kad galėtum pažiūrėti kitas pamokas ir kitų dienų kampanijos įrašus. Gerai? Ir pasidalink. Aš žinau, kad yra daug žmonių, kurie norėtų dalyvauti šiose maldos akimirkose. Kiekvieną dieną 3 val. Po pietų mes būsime čia, kad melsimėmės už tave. Gerai? Šlovė Dievui. Tada užmerk akis. Pakelkime maldą čia. Pasimelskime Jėzaus Simba vardu. Pai. Viešpatie, mano Dieve, mano Tėve. Mes norime tau Šventasis padėkoti, nes tu Aleliuja, mus palaikai, Dieve. Kaip gera jausti Viešpaties rūpestį. Tavo Nuostabu. žodis sako, bet Viešpats veda O, per Dieve, dykumą, kad aleliuja, atskleistų Dieve. mums savo meilę. Tai Dieve, tikiu, kad daugelis šių žmonių, kurie mūsų klauso, yra toje dykumoje. Ir kaip sunku. Sunku Viešpatie. Tai tiesa, Atrodo, kad dykumoje Šiek tiek Kaip tai vandens, sudėtinga, šiek tiek Tėve. lietaus. Lietaus. tai jau yra daug mums. Nes mes gyvename sausros laikotarpiu. Tokiu sunkiu metu, Tokiu sunkiu tėve, metu, kai tėve. atrodo, kad nieko nesiklosto, niekas nejuda pirmin, viskas užstrigė. Viešpatie, dabar gali yra duoti žmonių, kurie ženklą mūsų savo klauso, vaikams, o Dieve, kalbėti kurie su savo tauta.
kurie nebeturi Nes vilties, Jėzus bet atnaujina Jėzus viltį. įžiebė pirmosios meilės ugnį. Uzdygdė viešpatie. Palies šio vyro ir šios moters širdį Jėzų. Dieve. Paliesk viešpatę. Pakelk puolusį, pakelk nusiminusį. Ištikimas, Tavo žodis mano sako, Dieve. kad tu esi viešpats. Teisusis gali suklupti. Tai tiesa. Bet jis neliks parklupęs, Tai tiesa, nes viešpats viešpatie. jį palaiko. O Dieve, Tėve, būk mūsų atrama. Dieve mano tėve, aš Tėve, tau būk pristatau. mūsų aprūpinimas. Pristatau šiuos O, žmones, pažiūrėk Tėve, ten, tokius pažiūrėk ten, brangius. pažiūrėk ten, mano Dieve. Jos vertos. Dvasia yra Jėzaus galinga. kraujo, kuris buvo pralietas, Šią kuris akimirką buvo pralietas Dievas ant to tėvas. kryžiaus. Kiekvienose namuose Viešpatie mano Dievas Dieve, tėvas, palies Tėve. gyvenimus. Pakelk parpuolus, Gyvenimus pakelk viešpatie. parpuolus, O, Dieve, Tėve, pakelk tikrai nusiminus. pakelk Jėzų. Tavo žodis sako, kad viešpats pakelia Taip, mano pakelia Dieve, o vargšą iš Dieve, dulkių Dieve, aliuja, ir Tėve. pasodina jį tarp O savo Dieve, tautos Tėve, tu kunigaikščių. esi ištikimas. Viešpatie, taip kaip tu pakeitei mūsų gyvenimą čia. Tėve, pakeisk gyvenimą savo vaikų gyvenimą, Dieve. Pakeisk gyvenimą, Tėve. Pakeisk viešpatė. Aleliuja. Pašalink kliūtį. Pašalink tikrai Tėve Kliūtį, viešpatė. bet kokią Kiekvieną kliūtį, užtvarą, bet kokią kiekvieną užtvarą, kliūtį. bet kokią Taip, Jėzau. nuodėmę. Šiandien tai O, Dieve, trukdo Tėve, bendrystei su tavimi Pašalink Tėve, viešpatie. parodyk Ir savo kad šio vaikams. proceso metu Parodyk jiems, o Tėve. Atskleisk tegul jiems tavo viešpatie. ugnis Jėzaus apvalo vardu. mūsų širdis. O Dieve, Jėzus tu vardu. esi šventas, šventas. Didis yra viešpats. Te būna išaukštintas tavo šventas vardas, Tėve. Mes norime šlovinti viešpatį. Tėve, šlovinti Amen, tavo viešpatie. šventą vardą. Tegul viešpats atsispindi mumise, o Tėve, tavo meilė, tavo malonė, tavo rūpestis. Rūpestis, Tėve. Mums taip labai tavęs reikia, viešpatie. Tėve, bet taip labai, Tėve. Mes esame tokie maži, o Tėve, viešpatie. Mes esame tokie trapūs prieš tavo didybę, Tėve. Bet tu esi Dievas, kuris kalba su savo tauta. Tu esi tas pats Dievas, vakar, šiandien ir O kuris tiesos nesikeičia. Dieve, viešpatie Dievas, Jėzau, kuris o pažįsta viešpatie. mūsų širdis. Dievas, kuriam malonu išpildyti mūsų svajones. O Svajonės. tiesos Dieve, O Tėve. Dieve, aš žinau, kad tu girdi savo vaikų prašymus. O Tėve, kiek čia yra Enus. tiek laiko ieškojo šio stebuklo Tėve, ieškodama O šios viešpatie, tai pergalės, tiesa. Tėve. Ir O aš tikiu, Dieve. Tėve, kad tu gali suteikti pergalę. O Aš tikiu, Dieve. kad tu Jėzus esi vardu. Dievas, kuris jau ruošia nuostabius O dalykus savo viešpatie vaikams. Jėzau. Tegul O viešpatie kokias Dieve, turi, tu Tėve, dainuosi? plūsta tavo artumas. Šiuo metu, Tėve, tegul O viešpats Dieve įžengia į viešpatie, savo tavo vaikų šventoji namus. dvasia. Šiuo metu, kad ir kur jie bebūtų, Tėve, Įženk kas ten, bebūtų Jėzau. ten, autobuse, autobuse, Darbe. automobilyje, O matai, Dieve, namuose, gatvėje. Kad tu viešpatie paimsi šiuos žmonės O su nauja Tėve, buvimu. palieskiu. Paliesk juos. Aplankyk kiekvieną. Jie, Aplankyk Tėve, viešpatie kad jie Jėzau, būtų mano paliesti Tėve. viešpaties. Tegul viešpats juos išgydo, O o Tėve. Tėve ir atkuria viešpatie. O Dieve. Kiek daug žmonių kenčia, Tėve. kiek daug kovų šeimoje, Tėve. Kiek daug šeimų yra naikinama, o Tėve. Mes esame čia kartu, Tėve. Kovojame kartu su tavo vaikais O Dieve, dėl tai jų, tiesa. o Tėve. Taip kaip Nehemijas, o Tėve. Verkia dėl žmonių, verkia. O Dieve, dėl Jeruzalės, viešpatie. Dieve, tu panaudoji jį kaip įrankį tam. Mes taip pat norime verkti kartu su tavo tauta. Dievas, kuris verkia. Amen. Su tavo kenčiančia tauta, kuri išgyvena tiek daug kovų. Dieve, Tėve, tiek daug priespaudos, viešpatie. O viešpatie Jėzau. Viešpatie Jėzau. O la 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 Viešpatie la Jėzau, la. tu esi šventas, ištikimas ir galingas Dievas, Tėve. Tu esi Dievas, kuris keičia O viską. Dieve, tai tiesa. Dievas, Viešpatie Tėve. paliesk viešpatie. Dieve, mes tikime, kad dabar tu aplankai žmogų, Aleliuja, Tėve. Tėve. Mes tikime, kad dabar Aleliuja. Dabar Aš tikiu, viešpats Tėve. aplanko. Aš tikiu, ir Tėve. viešpats išlaisvina tą žmogų, Tėve. Tėve. Mes pranašaujame. Tavo palaima, Tėve. Tikiu, Tėve. Tavo palaima šiam žmogui Jėzaus vardu. Aleliuja. Suteik Tėve. stiprybės tam, kuris yra paliestas, Taip, Tėve. mano Dieve. Dieve, Jie čia spaudžia atnešk tą išgydymą, dalį. jei šis žmogus Ak, serga. viešpatie, Serga, jei jei yra serga. ligotas, Suteik suteik pergalę. pergalę, Tėve. Jėzau išgydyk. Išgydyk, Jėzau, Jėzau. tegul jį pajunta tavo Tegul jį prisilietimą, pajunta tavo prisilietimą. tavo ugnį. Aleliuja. Tegul jį pajunta tavo buvimą. Jėzaus Aleliuja, buvimą, Tėve. tegul jį pajunta. Tegul jį pajunta viešpatie padrasnimą. Tegul jį pajunta tokį stiprų meilės jausmą, Tėve. Dieve, tu, kuris atgaivini kūnus tėvams. Tu, kuris mus Aleliuja, gyvini, Jėzau. Tu, būsi kuris su mus mumis atgaivinsi amžinai. kiekvieną dieną. Padaryk tai dabar. Padaryk, Dabar, viešpatie. Tėve, savo sūnaus Įvykdyk gyvenime savo valią. viešpatie. Brangusis Šis žmogus čia galbūt dar nelabai pažįsta Bibliją, nežino, kaip melstis. O Dieve, Viešpatie, aplankyk, Tėve. suteik gebėjimų, Suteik, Tėve. suteik Viešpatie, pajėgumų. suteik Dieve, suteik naujų išminties gebėjimų, o viešpatie. Tėve. Išminties, O Dieve, kad šis suteik žmogus gebėjimų, žinotų, Dieve, ką Tėve. daryti. Kada sekti šį Išvalgumo debesį. tavo žmonėms, Dieve. Tėve, Taip, Jėzaus Jėzau. vardu. O Duok Dieve, mums tikrai išvalgumo duok, Tėve. suprasti, ką Mums turime reikia, daryti šiuo Tėve. metu, Tėve.
Ką Tavo mums vedimas, reikia Tėve. daryti? Mes Aleliuja, nenorime būti aleliuja. vedami žmogaus balsą. Mes Mes nenorime, nenorime būti vedami Mes nenorime, nedorėlių Tėve. patarimų. Mes norime nenorime būti būti vedami vedami ne tavęs, tuo, ką Viešpatie. visi daro. Tik tavo Mes keliu. norime girdėti Tavo tavo kryptimi. balsą, Taip, Viešpatie, mano ir Dieve, sekti taip, tai tavo tiesa, kryptimi, Viešpatie. Iš Tėve, tikrųjų. dėja, turi. Pasiklysi O tame, Jėzau, Tėve. Jie pasigailėk pradeda savo veikti žmonių. savo nuožiūrą. Mes Pasigailėk, nenorime Tėve. to daryti, Taip, Dieve. Dieve, Mes Tėve. norime būti Mes vedami norime tavo būti dvasios. vedami Šventoji tavęs. dvasia. Amen. Viešpatie. Jėzaus viešpaties Jėzau, tavo vardu. vardu. Jėzau O Dieve, mes viešpatie. šloviname ir Išklausyk mūsų dėkojame šauksmą, už Tėve. tavo Mes tau prašymą. dėkojame. Dėkojame už tai, kad tu šiandien už čia tavo padarei. meilę mums. Dėkojame už šią akimirką. Ši akimirka buvo tokia ypatinga. Kiek daug Aleliuja. žmonių buvo palaiminti. Aleliuja, Tėve, Jėzau, tai pradedant tiesa. nuo mūsų. Ir mes Tėve, tau tai dėkojame, tiesa. Ačiū nes tai tau, buvo Jėzau. viešpaties vedimas. Viešpaties Tėve, Tėve. ši kampanija. Ir tegul tavo Taip, Jėzau. vardas būna Tai šlovinamas tiesa, diena Tėve. po dienos. Tebūna Tegul tai nebūna išaukštintas mes. tavo Tebūna šventas ši šlovė vardas, suteikta Tėve. ne mums, Tėve, bet tebūna suteikta, tai Tėve, būna, viskas tebūna yra suteikta tavo. tau. Viskas yra nuo Viskas tavęs. yra viešpaties Viskas yra Tėve. tavęs. Viskas Jėzaus ateina vardu. iš tavęs. Gerai? Jėzaus. Aleliuja, Tėve. Mes Jėzaus meldžiamės vardu. ir dėkojame Amen. tau. Amen. Amen. Šlovė Dievui. O mano broliai, žiūrėkite. Aš žinau, kad tai paprasta akimirka, kurią mes čia išgyvename, broliai. Bet aš tikiu, kad mes esame po šiuo šlovės debesimi. Amen. Aleliuja. Šis debesis pajudės. Amen. Gali to būti tikras. Užsirašyk tai, ką tau sakau. Jei tu pasitikėsi Dievu, jei būsi toks, tavo širdis bus tvirta kasdien. Mąstysi apie jo žodį, melsiesi, prašysi Dievo atsakymo. Net jei būsi paskutinis, Jėzus sako, tu būsi pirmas. Amen. Jis viską apvers. Jis net privers nedorėlį nustebti, matant, kaip viskas tavo gyvenime įvyko. Nes broliai, skirtumą daro ne tai, kad mes daug dirbame, daug kovojame. Ne, esmė ta, ar mes pasitikime Dievu ar ne, nes jis yra ištikimas. Nuostabus. Amen. Amen. Šlovė Dievui, Ar ne, nebrangioji. Sugrįšime čia, tiesa? Taip. Užbaigime Rytoj mes mūsų būsime čia. kampaniją. Ir užbaigsime, broliai, šią kampaniją. Peržiūrėkite visus vaizdo įrašus. Priimsime tai, ką Dievas yra paruošęs mums. Gerai? Amen. Šlovė Dievui. Te laimina Dievas, Te laimina laukime Dievas. jūsų kitame vaizdo įraše. Amen. Apkabinu. Iki pasimatymo.